Šitoje knygoje apie kraujo rodiklio analizę yra tokia įdomi diagrama, kuri rodo, kaip pasikeitė vyrų testosterono lygis per 20 metų ir parašyta, kad vidutiniškai vyrų testosteronas stabiliai mažėja po 1% per metus. Kitaip sakant, mes daromės silpnesnių vyrų visuomenė. Dabar priežasčių, kodėl mūsų testosteronas mažėja, yra įvairių, bet yra dvi svarbiausios priežastys, kurias mes patys galim pakeisti. Pirma, mūsų kūno riebalinės ląstelės gamina tokį fermentą aromatazę. Ką jis daro? Jis testosteroną, tai yra vyrišką hormoną, verčia į estrogeną, moterišką hormoną. Nes estrogenai mūsų organizme būtent taip ir gaminami – iš testosterono. Todėl kuo daugiau riebalinio sluoksnio turime, tuo aromatazės veikla yra aktyvesnė ir tuo daugiau testosterono yra verčiama į estrogenus. Tai čia yra du blogi dalykai viename. Ne tik, kad testosteronas mažėja, bet ir estrogenai didėja. Ką jie daro? Jie dar labiau didina mūsų riebalinį sluoksnį. Ir čia jau gaunasi užburtas ratas. Antra priežastis yra stresas. Kuo daugiau streso patiriam, tuo daugiau mūsų kūnas gamina streso hormono kortizolį. Ir kortizolis, ir testosteronas yra gaminami iš to paties substrato, kurio kiekis mūsų kūne yra ribotas. Todėl kuo kortizolis yra aukštesnis, tuo mažiau resursų lieka testosterono gamybai. Tai labai paprastas pavyzdys. Jeigu mes einame miegoti 12 val. Nakties, tada kitą dieną kortizolis bus aukštesnis, nes prastas miegas tai yra stresas mūsų organizmui ir testosteronas jau bus žemesnis.